Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, šį vakarą norėčiau jums papasakoti dar keletą įdomienų iš terariumo gyvenimo ir kokiosgi ten bus tos įdomienos iš to terariumo. Na, kaip pranešė Katino žinios, čia truputį yra iš Norvegijos dar žinių, tai galvoju, reikia pasižiūrėti, kas čia toj Norvegijai pasiklausyti, tai vat ir keletą tokių atrinkau net ir iš Katino žinių įdomienų. Nu, aišku, Katino žinios, tai ten jos pasakoja apie mūsų planetą Žemę, bet kaip ir visą laiką viskas paraleliai vyksta ir tam mano išgalvotam terariume, nu tai ir aš tas žinias galbūt irgi kartais pasiskolinu, kaip sakant, iš kitų šaltinių ir tiesiog papasakoju, kasgi terariume iš tikrųjų ten įvyko. Nu ir Norvegijoje, žodžiu, kas čia parašyta, nuvažiavo traukiniukas nuo bėgių ir aišku, žinoma, ten jau kaltinami yra rusai. Nu, kasgi ten iš tikrųjų įvyko, tai sunku galbūt pasakyti, Katino žinios tai sako, kad gal ten tiesiog patys bėgiai buvo neteisingi, nu, ta prasme nesuremontuoti ir neprižiūrėti ir panašiai, o galbūt ir galėjo būti, kad ir specialiai tą traukinuką tenais nuvarė, gal ten tie bėgiai buvo ir suremontuoti, bet tiesiog jį specialiai nuvarė tam, kad padarytų kažkokią tai diversiją ir kad galėtų apkaltinti būtent tos rusus, nes, kaip žinia, terariume tai tie Nevidono tarnai, jie ruošia tuos dundukus, ruošia būsimam tam karui tarp Europos ir Rusijos. Nu, arba ten netgi tarp NATO ir Rusijos, nes kaip ir Europoje didžioji dauguma jau priklauso tam NATO, netgi ir tos Skandinavijos šalės jau dabar kaip ir jau įstojo ne į tą NATO, tai viskas yra daroma tik tais būtent, kad dundukai būtų labiau, kaip sakykime, pasiruošę, būtų labiau patriotistiškai nusiteikę. Va dabar rusai nuvarė traukinį, paskui gal ten dar kokį ir lėktuvą numuš, ar ten laivą kokį paskandins, ar dar kokią nesąmonę padarys. Nu ir vis taip kaltins tos rusus ir aišku, per kažkiek tai tų metų jau, žodžiu, tie dundukai pradės justi didžiulę ten tą neapykantą ir aišku, kada jau prasidės ta mėsmalė, sakykime, utilizacija jau tų dundukų, tai aišku, jiem paskelbs, kad čia jau reikia dabar eiti kariauti su rusais, nes jie ten arba užpuolė, arba jie užpuls ant tos rusus, nu čia netgi nesmė, kad bus dundukų utilizacija. Ir bet aišku, visi tokie dalykai yra būtent daromi, kad sukelti tą patriotizmo jausmą ir neapykantą kitiems dundukams iš kitos tos administracinės teritorijos. Tai šiuo atveju, tarkim, norvegų dundukams sukelti neapykantą būtent rusų dundukams. Jeigu jau tokie dalykai vykdomi, tai aišku, reikia tikėtis, kad tokių dalykų ateityje vis daugės ir daugės, aišku, ir to pasekoje, kaip sakant, ir išaugintas bus tas patriotizmas. Nu, o ką dabar, o kas ten dar? O policija Norvegijoje tai pranešė, kad tyria tik tais nužudimus, nes jau tiek jų padaugėjo, kad jau niekam kitam jau nebeužtenka jokių pajėgumų policijos. Na ir aišku, čia kaip ir vėlgi sakiau, aš anksčiau minėjau, kad visi Nevidono tarnai, jie kaip tik siekia padidinti kuo daugiau tos visus nusikalstamumus visokius, kad sugriauti tą žmonių gyvenimą, kuris jau, sakykime, koks jau ten buvo, toks nebuvo, sakykime, vienose teritorijose geresnis, kitose blogesnis, nu, bet kažkaip tie žmonės gyveno, o dabar, kad jau tos gyvenimus sugriauti ir kad galėtų įvesti galutinę diktatūrą, aišku, policija niekaip nespės susitvarkyti, nu ir tada, aišku, jau kviesis pagalbos iš armijos, atsiras visokios ten komendanto valandos ir panašiai, nes, nu, neva jau tiek ten daug tų nusikaltimų, nusikaltimų, aišku, ir iš tikrųjų daug, nes jie dirbtinai yra skatinami ir, aišku, ir tie nusikaltėliai visokie vežami į tą šalis, kad jie tik kuo daugiau tų nusikaltimų visokių darytų ir taip toliau, sakykime. Nu ir kas toliau dabar, ir kalėjimai dar ten uždarinėjami, nu kaip ir beje daugumoje, sakykime, tų vakarų šalių, kad būtų kuo daugiau tų nusikaltėlių laisvėje ir, aišku, jeigu jau kas nors ir ten padaro koks nusikaltėlis, tai, aišku, jis tengiasi kuo greičiau išleisti, kad jisai ir toliau galėtų daryti tos nusikaltimus. Nu ir kas ten dar iš tos Norvegijos naujienų, tai kad toks jau, kaip sakykime, tokia naujiena, kad trūksta jau kiaušinių. Nu, kiaušinių tai čia trūksta, aišku, ne vien tik tai Norvegijoje, daug kur pasaulyje jau tų kiaušinių trūksta, nes, nu, žinot, tas nelemtas paukščių gripas, nu, iš tikrųjų tai čia melas, aišku, yra, kad paukščių gripas, bet paprisidengiant ten paukščių gripais ar visokiais kitokiais ten dar virusais ar panašiai, tai yra tiesiog naikinamas žmonių tas maistas, įprastas maistas, tai naikinami, sakykime, ten ir paukščiai, ir karvės naikinamos, ir karvės dėl klimato labiau naikinamas, bet dabar jau ir pasirodo paukščių gripas dar, nu tai jau dabar bus dvi priežastys, dėl ko karvės reikės naikinti, ir dėl paukščių gripo reikės naikinti, ir dar aišku dėl klimato, nes jos labai daug perdžia ir gadina klimatą, žodžiu, tokiu būdu. Tai tai karvės irgi bus naikinamas ir žodžiu, ir dar pieno produktai bus labai kenksmingi, nes irgi jie labai dar klimatui kenkia ten ir panašiai, ir žodžiu, tokiu būdu ruošiama, kaip sakant, tai
maisto tai evoliucijai tokiai, vat, kaip ir kažkada aš buvau čia pasakė savo tam filmuke, kad jau pereiti nuo to, sakykime, nuo mėsos, nuo pieno produktų, kad pereiti prie, žodžiu, visokių vabzdžių, prie pelėsinių visokių ten tų produktų, ar ten iš mėlių visokių pridarytų, ar iš pelėsių pridarytų. Nu ir galų gale, aišku, jau čia yra viršūnė, nu ne visai ne pati dar viršūnė, bet jau prieš tą viršūnę, tai kad, žodžiu, iš šūdų žmogaus padarytų, kepsniai bus padaryti iš žmogaus šūdų ir, žodžiu, pirmiausia, aišku, pradės juos dėti visokius ten tuos greito maisto restoranus, visokius burgerius. O paskui, aišku, jau tie šūdmokslininkai terariume jau ir siūlo, kad ir pačią lavonieną žmonių jau reikėtų valgyti, nes jau per brangu yra ją išmesti, jau žmogus užaugęs, tiek mėsos yra, o dabar imsi ir išmesi ir čia irgi įsiskirs dujas, klimato, žodžiu, kaita ten, žodžiu, labai kenkia klimatui, tai jau, aišku, siūlo jau šūdmokslininkai, jau atsiranda tokių jau pasiūlymų, kad reiktų ir žmonių lavonieną irgi valgyti iš tikrųjų. Nu, ją perdirbti, pridėti skaniklių visokių ir, aišku, dundukai galbūt galėtų taip ir ateityje valgyti. Nu, čia, aišku, pagal Nevidono planą, sunku pasakyti, kiek čia tai pavyks ar nepavyks, bet jau pratinimai prie tokių dalykų jau po truputį dundukų vyksta. Taip, kas čia toliau? O hamburgė, kas čia dabar hamburgė? Ai, o hamburgė, žiūrėkit, hamburgė irgi tiek privažiavo jau ten tų emigrantų iš visokių Afrikų ir panašiai. Nu ir jie yra islamistai ten, kaip čia, aš nežinau, kad Afrikoje ten pagrindai islamas, gal kad afrikiečiai ten turi savo kokią nors ten religiją, kokią mumba, jumba ar panašiai, bet nu nepasirodo, kad jie visi, kur iš Afrikos važiuoja, jie yra paverčiami į islamistus ir paskui atvažiavę jau dabar Hamburge jie protestuoja ir reikalauja, kad būtų įsteigtas jau islamo kalifatas. Nu, nežinau, kas tas yra kalifatas, ką čia tas reiškia. Ar čia koks nors kaip parlamentas, ar koks kaip Seimas, ar čia kaip kokia nors policija islamo, ar kažkas, nu, kas labiau apie islamą nusimano, tai brūkštelkit kokį komentarą. Būtų įdomu sužinoti, kasgi tas yra islamo kalifatas, kokie ten jie nori, kokio to kalifato. Nu, va, gerai, tai čia tiek iš Vokietijos, žodžiu, Vokietija jau bus greitai, ne Vokietijos ten kokia dabar jinai skaitosi ten, o kaip Vokietija dabar skaitosi, kokia nors respublika demokratinė ar dar kokia nors, nu, nesvarbu, kaip jinai ten skaitosi, bet, žodžiu, dabar bus jau kalifatinė greitai respublika. O gal ir ne respublika, islamiška bus kokia nors ar panašiai. Nu gerai, o tas, kas toliau dar vyksta tenais tam įdomaus tam terariume, žodžiu, Pasaulinė sveikatos organizacija kartu su Bilu ir Melindos fondu, žodžiu, ir dar su UNICEF yra organizacija tokia, nu ir su Gavę, aišku, nu, sudarė tokią sutartį dėl bendros reklaminės kompanijos ir vaidinasi jinai kažkaip humanly possible, nu, žodžiu, kad tai žmogiškai dar įmanoma, nu, ar kažkas panašiai taip turbūt turėtų išsiversi kažkokią tai prasme ir kągi jie ten nusprendė dabar kokią tą kampaniją vykdyti, tai jie nusprendė reklamuoti skiepukus visais įmanomais būdais ir visaip skatinti, žodžiu, visas administracinės teritorijas, kuo greičiau ir kuo daugiau priskiepyti savo tų gyventojų. Nu, aišku, ta Gavė tai yra, kas ten, aš kiek bent jau esu girdėjęs, tai kad ten jinai sudaryta iš tų būtent tarptautinių korporacijų medicinos visokiausių ten, nu, tų, kurie, žodžiu, gamina tos skiepus. Nu, tai va, tai tie, kurie gamina skiepus, Biliukas, aišku, kaip visą laiką, jis visur, žodžiu, toks jau yra pasiryžęs tas Nevidono tarnas, kad jis jau ir klimatą stumia, žodžiu, ir vakcinas tas visas su skiepukais visokiais ten stumia. Nu ir, žodžiu, visur, kur jis ir visokius dirbtinius intelektus ir dirbtinės mėsas, nu ką tik tai jisai nedaro, žodžiu, ir uodus augina. Nu tiesiog, vat, kaip čia dabar tai vadinasi, barbė, devindarbė, nežinau ar barbė, bet nu kažkokia barbė, žodžiu. Tai va, tai tas Biliukas su savo tom kišeniniam organizacijom, nu iš tikrųjų tai ne jo kišeninės organizacijos, jisai kaip ir šalia prie jų galima tai pasakyti, nes jos tai iš tikrųjų Nevidono yra visos organizacijos, bet Biliukas vat atlieka ten irgi kažkokį tai svarbu tą koordinatoriaus vaidmenį, sakykime, ir jau vykdo tas, įgyvendina tos jau Nevidono planus, ką ten jau nusprendžia tam pasaulinės ekonomikos forume, Nevidoną savo toj pagrindiniai būstiniai, ką jau pagarsina Švabros pagalba, tai tą jau aišku Biliukas ir stengiasi iš karto strimlinkas ten bėgdamas įvykdyti tam terarium. Tai va, tai kas toliau dabar? Aha, Estija, žodžiu, svarsto siūsti savo jaunimą į utilizaciją į Ukrainą. Nu, jau Estijoje, kadangi Estų yra labai daug iš tikrųjų, jau jų tiek ten priviso, kad nu, tiesiog net nebetelpa, jau jie ten to Estijoje vaikšto ten su binėm, stumdosi vienas kitą, žodžiu, ir kažkaip tai Estų jau valdžia tą sako, nu tai kad per daug jau pas mus tų Estų reikia siūsti jos į Ukrainą, tegul jie eina tenais ir utilizuojasi ko greičiau.
Nu va, tai žodžiu, tai va tie estai ir va sprendžia, kad jau reikėtų tikrai, nes per daugiau to estų yra ir reikia būtinai į tą Ukrainą reikia pasisiųsti, na, o gal paskui ir dar rusai ateis padės viškai irgi tų estų apmažinti, kad nebūtų tiek daug, kaip sakant. Na, tiesiog čia kaip išsilygindami, kaip sako, dantis už dantį. 100 estų už 100 rusų bandys iškeisti, ar kažkaip taip panašiai. O kas čia toliau dar vyksta tam terariume įdomaus? Ogi yra ten tokia moderna. Irgi ten satanistinė tokia nevidoniška kampanija, žodžiu, gamina visokius ten nuodukus ir panašiai, ir ta, žodžiu, modernos tas CO yra toksai va tenais, jisai paskelbė, kad tie mRNA skiepukų ta technologija, tai yra, žodžiu, kažkokia skaitmeninė technologija. Jau tiesiai šviesiai pasakė, žodžiu, su tais nano visokiais botais, ar ten kažkokiais kitokiais ten save replikuojančiais ir susirenkančiais nano kažkokiam ten dalelėm ir su visokiais IP adresais ir tralelė, nu ir žodžiu, čia vat, irgi sako, kad tai jau yra, vat, žodžiu, atskleidė jau tam terariumo gyventojams visiems, kad mRNA tai yra čia skaitmeninė technologija ir vat, tie, žodžiu, skiepukai tada yra jau jie ir valdomi ir identifikuojami ir ten, žodžiu, pasistato visokios antenos ar ten dar visokie kažkokie tai dalykai, sakykime, kurie nebūdingi žmogaus organizme. Nu ir va taip stumiamos tos būtent nevidoniškos technologijos pasiremiant tom tarptautiniam nevidoniškam kompanijom. Taip, kasgi dar įdomesnio įvyko tam terariume čia per tą laiką? Ogi, žiūrėkit, USA, žodžiu, nevidono tarnai jau išpirko 420 000 ligoninių. Bet ne tai, kad ten išpirko tų ligoninių, bet, žodžiu, nupirko kaip ir jų paslaugas ar panašiai, nu kaipgi jas nupirko sumokėti ten ar 180 kažkiek ten tų milijardų, žodžiu, tom ligoninių, aš net nežinau, kad Amerikoje tiek tų ligoninių yra 420 000. Nu, žodžiu, kurios buvo privačios visokios ten poliklinikos, klinikos visokios ir visokie ten kabinetai dantistų ir šmikistų visokių ir taip toliau, žodžiu, su visais ten su jais susitarė, davė jiems visiems pinigų ir už kągi davė jiems visiems pinigų. Ogi davė, kad vykdytų, bet per ateinančią tą visą pandemiją, kurie jau daro X, kad jie vykdytų valdžios nurodymus. Nu, kaipgi jie turės vykdyti tuos valdžios nurodymus? Ogi labai paprastai, kad jie galės taikyti tik tai valdžios nurodytus gydymo metodus ir jokių būdų, kad nebūtų, kaip čia sakykime, bandymų kažkokių kitokių vaistų ar kažkokių kitokių bandymų gydymo metodų. Ir paskui, aišku, jeigu tie kiti gydymo metodai padėtų žmonėm kažkaip tai su kažkokiais tai negalavimais, kad ir negalėtų jie išplisti. Nu, kaip ir buvo, tarkim, per COVID ten visokie hidroksichlorofilai kažkokie, nu, žodžiu, ten kažkokie atsirado vaistai, kurie ten buvo nuo COVID, žodžiu, ir ten tada labai nepatiko, nes nebetiko visiems vakcinos, o kiti norėjo tik tai gydyti su tais kažkokiais kitokiais vaistais, sakykime. Tai jau čia dabar jie pasimokė, žodžiu, ir kitai jau pandemijai X, kad jau tokio dalyko nebūtų, tai jie tiesiog iš karto paėmė ir papirko visas tas vadinamas gydymo įstaigas, nu, gydymo įstaigom aš jos nenoriu vadinti, medicininėm įstaigom, taip, pavadinkim jas medicininėm įstaigom. Nu ir nupirko tas visas medicininės įstaigas ir dabar jau per kitą pandemiją, aišku, niekas niekur niekad niekaip ir nieko kitaip nepadarys, negu kad jau, sakykime, bus nurodyta jiem, kokius reikia ten tos gydymo protokolus taikyti. O kaip žinia, visi tie gydymo protokolai bus tokie, kurie, aišku, kuo greičiau nuvarys tuos jau gyventojus į tą kitą pasaulį, kaip sakant, pas dievulį susitikti, ne? Nu, kaip galim ir taip pasakyti. Gerai, o kas čia toliau? Nu, ne pas dievulį reiktų sakyti, o su sutvėrėju susitikti. Susitikti su sutvėrėju. O New Yorkas kągi ruošiasi? New Yorką ten tas meras jau, žodžiu, paskelbė, kad New Yorkas ruošiasi tapti 15 minučių miestu. Ir ne šiaip sau dar nepaprastų 15 minučių miestu. Jis dar ir, kaip sakant, to klimatinių kalėjimų ir dar žada jisai pasidaryti, ne tik 15 minučių. Ir pasireikštai tom, kad bus uždraustas ir visokios ir mėsos, ir pieno produktai. Nu ir ten, aišku, visa kita, kas ten priklauso prie 15 minučių. Tai va tokiu būdu jau, sakykim, kas ten dar dabar gyvenat New York'e ir norit kada nors ir apskritai iš jo išvykti, tai reikėtų, aišku, kuo greičiau kelti burę, kaip sakant, nešti mėsas iš to New Yorko, nes mėsa bus uždrausta ir, aišku, jau kažkur tai keldintis kitur, nes paskui, kada jau bus jau galutinai ten įteisinta ir paskelbta, tai jau be jokių leidimų ten ar super licenzijų, tai jūs iš to New Yorko net ir kojas negalėsite iškelti, nes saugos ten jau kariškiai visokie, o tiem, kuriem nepatiks, tai jau, aišku, jau prie New Yorko yra ir pristatyta labai daug tų, kaip čia pasakykim, tų
perauklėjimo stovyklų, va, visokių karantininių ir panašiai. Nu, va, žiūriu, kad man jau ir nebetelpa daugiau šį video, tai toliau domėnas pratęsiu kitam video. Iki.